Sveiki, sveiki, su jumis Rūta. Dėkui, kad užsukote į kanalą Rūtalį. Šiandieną mano video bus priauginimas nagučio naudojant tipsą. Tai yra tokia naujovė, minkštojo gelio tipsai, gelis iš firmos, tačiau jie kainuoja pakankamai nemažai. Ten apie 550, gal tų tipsiukų kainuoja apie 50 eurų. Tai kaip visą laiką kiniečiai turi pas save AliExpress'e analogą. Ir aš įsigijau 2 rūšių tokių tipsų. Aišku, jie nėra, mano akimis žiūrint, geliniai, tai irgi plastikiniai tie tipsiukai, bet norėjusi pabandyti, kaip jie klijuojasi, kaip paskui laikosi. Tai dabar parodysiu video, kaip darau korekciją. Prieš tai aš nusipirkusi tuos tipsus, pabandžiau pas save ant nagučių nefilmuodama prisiauginti. Ir kaip tikrai nustebau, kad puikiai man atsilaikė. Seniau, jeigu kažkas bandydavote tokius plastikinius tipsus klijuoti su superglue, tai tikriausiai prisimenate, kad jie labai ilgai nelaikydavo. Nuo drėgmės tie klijai vis tiek atšokdavo. O dabar, kaip nekeista, tikrai man atlaikė, nežinau, kokias 3 savaitės gal tie tipsai. Aišku, dabar juos klijavau tikrai ne superglue klijų pagalba, o irgi AliExpress'e įsigijau specialią bazę skirtą tokiem tipsam klijuoti. Nežinau, galbūt galima naudoti ir bazę, tą, kurią mes turime, kurią naudojam kaip pagrindą ant nagų, bet aš bandžiau su tą, kurią pirkau AliExpress'e ir tikrai viskas atsilaikė. Ant šio nagučio prieš tai irgi buvo tipsas ir norėjau nufilmuoti jau netgi kaip aš nuimu dangą, tačiau neįjungiau kameros, tai tik tai pasakau ir gali tikrai pasitikėti, kad tai buvo tipsas, jisai nusiima su frezos pagalba. Tie geliš tipsai, kurie yra originalai, jie yra nutirpinami, o šito kinietiško aš tirpinti nebandžiau, nemėgstu mirkyti acetone savo nagų, man yra kažkaip paprasčiau ir saugiau atrodo juos nuimti su frezos pagalba. Taigi nuėmiau praktiškai viską nuo nagučio, palikau labai trumpą laisvą į kraštą ir atlieku nago paruošimą taip pačiai, kaip jį paruoščiau, jeigu ruošiausi, pavyzdžiui, priauginti ar su viršutiniam formelėm, ar su apatiniam formelėm, ar paprasčiausiai atlikti gelinį lakavimą. Taigi pašiaušiau nagutį šiek tiek, žvynelius atkėliau, tada nuvaliau odeles. Šį kartą atlikau kombinuotą manikiūrą. Tai naudojau Oxy firmos removerį, man patinka naudoti removerį. Aišku, removeriai alergiškiems žmonėms nėra labai gerai, nes kartais jie irgi sukelia alergijas. Tai jeigu jums po atlikus gelinį lakavimą ar priauginimą ar kažką tai atsirado alergija, tai nebūtinai ją galėjo sukelti gelis, bazė, topas ar kitos priemonės, tai gali būti ir nuo odelio to šalintojo, removerio vadinamo. Tai irgi atkreipkite dėmesį, kitą kartą, jeigu naudojate, tai žiūrėkite, stebėkite, ar jisai jūsų nealergizuoja. Nors kai kurios priemonės man alergiją sukelia, tačiau šis removeris ne. Taigi aš jį naudoju, nes jisai šiek tiek dar geriau nuvalo tai, kas yra likę po odelėmis ant nago ir suminkština pačią odelę, tada lengviau ją nukirpti. Atlikusi nago plokštelės paruošimą, tapu ją bondu, taip pat baze, džiovinu, atlieku tos pačius veiksmus, ką daryčiau, jeigu planuočiau atlikti priauginimą kitokiu būdu. Ir dabar galite matyti tuos tipsus iš AliExpress'o, kuriuos aš įsigijau, tai 2 rūšių. Ir štai šie pirmieji dėžutė, jie yra tokie kietesni truputį, skiriasi, iš skirtingų tiekėjų pirkau
pardavėjų tiksliau pirkau ir jis skiriasi forma. Bei medžiaga, iš ko jie yra padaryti. Na, šie, kurie atskiruose krepšiukuose tipsai, jie yra truputį minkštesni, tai aš juos praeitą kartą naudojau ir šį kartą irgi pasirinkau. Matuoju tipsą, tai nėra viršutinės formelės, kurios turi šiek tiek būti didesnės negu natūralus nagas. Tipsas turi visiškai sutapti su natūraliu nagu, neturėtų būti didesnis, nes, išdidinsim nagą, nebus vizualiai gražu. Dėl to aš pasimatavau vieną, atrodė kaip ir tinka, perdengia tuos šone jaugimo taškus. Tačiau pasiėmiau truputį mažesnį ir mažesnis man pasirodė, kad jis dar labiau tinka. Matuodama žiūriu, kad tipsas nepalystų po odelėm, nes vis tiek reikės truputį sulyginti perėjimą nuo tipso į natūralų nagą. Na, o patį tipsiuką paruošiu taip, imu tokį galiuką frezos, tokį ar kitokį ir šiek tiek pašiaušiu vidinę tipso pusę. Tai darau, kad būtų geresnis sukibimas. Mačiau video, kai kas taip daro, kai kas nedaro, bet tie, kas darė, sakė, atseit geriau laiko. Aš praeitą kartą taip dariau, man tikrai gerai laikė. Tai ar padėjo tas pašiaušimas ar ne, nežinau, bet dabar darau taip. Na, o nuvalius dulkes, šiek tiek patepu tą vidinę pusę primeriu, tai irgi atseit gerina sukibimą ir štai matote klijus, ta bazė, tipsams klijuoti skirtą bazę, uždedu lašiuką ant tipso. Bazės ant pačio tipso neturėtų būti nei per mažai, nei per daug. Jeigu jos per mažai, tada tipsas gerai, bazė visa nepadengs nago plokštelės. O jeigu per daug, paprasčiausiai aš nuimu ir nuvalau. Ir darau, kartoju dar kartą. Ir dedu tipsą. O pradedu nuo odelių pusės, šiek tiek kampu taip uždedu ant nagučio ir spaudžiu žemyn, kad bazė pasiskirstytų tolygiai tarp nago ir tipso. Stengiuosi, kad neliktų oro burbuliukų, oro tarpų. Šiek tiek lempą turiu atsitraukusi, pasistačiusi prie stalo krašto, tai prilaikydama nagą nunešu po lempą, kad prigautų šiek tiek sukietėtų bazė ir tada jau pilnai įkišu. Jeigu kažkas turite, kas gali padėti, tai galėtų iš viršaus paprasčiausiai palaikyti, kad ar tą mažą lemputę tokią žibintuvėlį lėtą, kur būna irgi specialus, arba jau tada turite suktis iš padėti, žiūrėti, kaip uždžiovinti bazę, kad jinai sukietėtų ir sukibtų, nes jeigu atleisime, bandysime nešti taip atleidę po lempą dėti, tai aišku, tipsas atšoks ir susidarys oro tarpai, burbuliukai nebus gero rezultato. Tai, kad bazės šiek tiek ten išbėgo ir papuolė man ant odos, nieko tokio, jisai paprasčiausiai paima truputį pakeliui ir tipsas nuo odos atsiklijuoja. Ilgį nutrumpinau su frezytės tokios pagalba. Galima nukirpti, kas turi tokias žirklutes specialias gal tipsų. Arba tie tipsai, jų yra pasirinkimas ir įvairių formų, ir įvairių ilgių. Galima rinktis truputį trumpesnius, tačiau pabandymui aš ėmiau tokią, gana truputį ilgesnį tipsą, kad paskui esant poreikiui, aišku, aš galėčiau jį nusitrumpinti, bet jeigu kažkam tai norėtųsi ilgo nagučio, tai jau būtų tipsas ir iš karto galima būtų turėti ilgus nagučius. Pakraščiukuose prie odelės su freza pafrezavau ir padariau, kad nebūtų tokio kantelio tarp tipsiuko ir natūralaus nago. Šiek tiek palyginau, tada suteikiau formą, kurios noriu, paviršių pašiaušiau ir kad būtų geresnė, kad geriau laikytųsi, nes ant slidaus tipso, ant slidaus paviršiaus nelabai laikosi. Aš vieną kartą padariau, paprasčiausiai užtepiau gelio, tai gelis man atšoko nuo tipso. Tai paskui žinau, kad reikia geriau pašiaušti paviršių ir tada jau garantuotai, kad ant viršaus danga, kurią tepame, laikysis.
Mačiau kai kuriuose video, kad ant tipso tada jau paprasčiausiai tepa lakuoja ir tepa laką, daugiau nieko nestiprina, bet kad man būtų, saugiau, kad tikrai būtų garantija, kad tas tipsas nenulūš, šiek tiek užtepu nedideliu sluoksniu skysto gelio, tada lakuoju ir dengiu pabaigoje nagučius topu. Tai toks rezultatas gavosi. Mano akimis pliusai tokio priauginimo yra tame, kad tai daug paprasčiau. Tu iš karto gauni gana taisyklingą nagą ir taisyklingą architektūrą. Iš apačios ten irgi nelabai pribėga, ten kažkokio bazės nėra didelio pertekliaus. Tai irgi yra gana lygu apačioje. Tai tokie pliusai. Minusas mano akimis yra tas, tai kad psichologiškai galbūt yra sunku susitaikyti su ta mintim, kad tai yra tipsai. Atrodo, kai yra priauginimas geliu ar poligeliu ar akrilu, tai jau yra kažkas natūraliau, o jeigu užklijuoji tipsą, tai jau yra labai dirbtina. Tai va, tame matau minusą, bet man asmeniškai tikrai patiko toks būdas priauginti ir aš iš AliExpreso užsisakiau dar kitokių truputį tų tipsų, kitokios formos ir matinių. Taigi vis tik tai bandysiu ir pažiūrėsiu, jeigu patiks, galbūt ateityje tikrai naudosiuosi. O dabar sakau ačiū už dėmesį, susitiksime kitą kartą. Iki.